Sveiki visi, aš esu Arnas ir šiandieną filmuoju tokį neįprastą neeilinį video. Čia nėra joksai gaming ar tai kažkas, šis kanalas, kuris kelsiu, čia nebus skirtas gamingam, tai nepamatysi manęs gaming turinio, tai šitas kanalas skirtas labiau tokiam kaip unboxingams, daily vlogam, tiesiog kelionių vlogams, dar toliau visokiem tokiem reklamom filmavimui. Toksai. Ir aš padėdamas šį kanalą noriu dalinti savo meilę. Tai aš labai man patinka žaidimai bei sportas, bei ta prasme aš anksčiau man labai patinka kalbėtis prieš kamerą, ta prasme yra. Kai tu filmuoji save ir kalbėsi prieš kamerą. Nepasakosiu labai daug savęs, tai daug kamerą vaikščiau, čia aš esu labai senai, nežinau, gal kokie 4 klasiai, ar dar anksčiau, ar tikriausiai apie 4 klasę, gal 2 kartus esu nufilmavęs dėl tokį vlogus, tiesiog nuo mokyklos grįžtu į namus, tiesiog nufilmavau, ir taip man šiauriai kažkaip užkabina taip tokie video, kaip reikia filmuoti save. Labai noriu šiaip vaikščioti ir kalbėti su tiesiog žmonėmis ir kalbėti su kažkuo, kalbėti, formuoti save. Šiaip tai man labai kažkaip patinka tą daryti. Tai galiu pasakyti, kad aš labai žaidžiu Valorantą, Minecraftą, GTA 5. Tai kaip sakoma, aš turiu atskirą kanalą gamingui, turiu atskirą kanalą ir turinio kitam formatui. Tai turiu tai labiausiai patinka gamingas, kas dabar darau, tai gaming, žaisti, sportas. Tai viską pamatysi nuo gamingo, čia pamatys nuo kelionių video iki pat visko. Norėsiu pamatyti mane kitam formate, tai žaidimų, tai neikite į aprašymą. Man ten pats paliktas Elbansis kanalas, tai tenais pamatysit visą kitą. Tai nelabai noriu tau pasakoti apie save. Nueisite į gamingą ir Elbanso kanalą palinkas bus aprašyme ir pamatysite viską, ką aš pasakosiu apie save. Aš daug nepasakosiu, kad ten patinka įmonės ir nelabai noriu šito klausytis, tai naujus iššūkius. Iššūkius naujus, tokiam kelionę apžvalgas, naujas kelionę apžvalgas, net sporto tematika bus paliesta kartais, bus apie sportą pakalbėsim, apie kokias naujas pasaulio žinias, kad taip, tarkim, kažkur knyga nesivysi, kažkur kalnai krito, kažkas, tarkim, kaip perplaukė Atlantą, kažkas perplaukė Ramųjį vandenyną, kažkas dar daug ten dar ką padarė. Tai aš noriu sukurti bendruomenę, kurie galėtų bendrauti smagiai leisti laiką. Tai jo, aš kursiu tą bendruomenę, kur tiesiog kelsim laiką, patiks manim, gal mane tiesiog kažkur sukursim kokį Patreoną, dar kažkur, ar bankas galės kažkur perveš pinigus, kad tiesiog palaikyti kelionės turinį, kažkur skristi, kažkur sutikė salę. Daug bus tų dalykų, bet čia ateityje dar daug reikia išmokti. Kas autobus, tarkim, nuvažiuosime iš vienos šalies į kitą šalį, važiuosime ilgai, tai ten bus daug turinio, pastenų, sodas, namai, mokykla, ką aš veikiu, ką aš darau, visą turinį, tai ką aš norėsiu pamatyti atskirai, ką aš veikiu, kaip redaguoju video, kaip aš žaidžiu, ką aš veikiu, koks žaidimą man patinka, kaip pusę valandos žaidimą, tai kaip žaidžiu, kažkokie taukai, gal karts bus ir tik tokie laivai, aišku, bus labai dažnai tik tokie, YouTube'ai, kokiam, tarkim, nuvažiuosiu į mišką vieną dieną, tai kokie, bus, tarkim, atostogos, vasaros, žiemos, ar, tarkim, tokios, kaip ten kažkur, pasiėm palapinę, nuvarai staukelis į kokią nors su dviračiu kažką nuvarai į miške vieną dieną praleidi, gyveni, pasiėm daug energijos, parabanką ir visko. Praleidam miške labai daug laiko, ar tai kažkur. Bus skirtingi turiniai, visko bus, tai galiu pasakyti, nu tai ką, parodžiu šiam ekrane, ką ar mane gali leisti, kur ką, tai visi linkai bus aprašymė, taip pat kaip ir pas Elbanse, kad labai lengvai rasimėt ir bus taip pat about YouTube'ės, kad labai lengvai rasimėt, nereikėtų ieškoti, nes, kaip sakoma, manęs surais YouTube'ėje ir visur kitur. Nu, dar rytų, tokiam Instagrame, kokiam nebandžiau dar, Instagrame gal tik tokią surais lengvai galite, tiek Shadowbans, tiek Twinklenaitę. Beje, aš dar pamiršau paminėti, kad Shadowbans kanale sakiau, kad kodėl aš pasodinau Twinklenite, tai todėl, kad aš norėjau išsiskirti, ne taip kaip visi.
ten žmonės matęs tą patį youtuberį Anoksą, tarkim, toks pats kaip ir dubės Anoksas pasvadins Anoksas pici, Anoksas muzika, Anoksas dar kažkoks. Gal jam tinka tie patimai, nori būti, tipo savo kanalą, tai atskirą picik, tipo visas temas eiti Anoksas, Minecraft, tarkim, vieną pagrindinę turinį, Anoksas muzika, tiesiog muzikas pats kūrė, turi, bet aš noriu išskirti turinio, kad nebūtent koks nors Shadow PC. Ten man tas atsibanęs atsiuosi kaip su žaidimu, nes aš taip visus Shadow naudoju. Tiek Valorantas, tiek Minecraftas, visur. Tiek visus, kur tik įmanoma kokie timai, vien tik Shadow. Puslapį būna kartais su Shadow, toks kaip gamingo čia to turinys, kaip čia gamingui skirtas. O Atvinga Night pasiūnu todėl, kad paskui mane užtraukė kažkas unikalaus varto, kad išsiskirčiau labai. tai jo, nelabai išsiskirti tai. Tai galiu pasakyti tai, kad vardas kitoks. Ir čia pamatys visokių, tai reklamų, tai kažko. Tai dar galiu pasakyti, aš esu Arnas, man yra 17 metų, mano pagrindinį dalyką aš mėgstu eiti yra žaisti, sportas ir dabar kol kas dar netrantu to, bet pradeda patikti žiūrėti Paulių Samoską, kaip iš filmuoja vienas vaiką vaikšto, tokį youtuberį Paulių Samoską. Tai jį patinka žiūrėti, kas jau mane užveda už tai, kad ir filmuoti to pačiu gamingą, man patinka žaidimai, sportas ir to pačiu jau pažiūrėti tą patį Samoską patiko jau jo video vlogai, tie, kai keliauja su vien tik skam vaikšto. Tai labai man padėjo užkapinti tai aš padėjau kurti tu kanalus, padėsiu kurti. Tai nepykit dar, pirmi vlogai, pirmi taili, kažkas gali būti dar tokie minimalūs arba nėra atakuojami, tiesiog rodome viskas tiesiogiai, kas vyko, kas daroma, tai tiesiai, kaip nufilmau, taip ir įkeliu, kaip nufilmau, taip įkeliu, arba pusėm priskai atakuota ten kokia. Nepatiko ta vieta, iškirbu šiek tiek, dar kažkas taip. Bet efektų kokių nors tai nemoku, dar mokinčias, kai išmoksim, tada galėsim tikrai pasakyti, kad tikrai, o dabar dar nelabai. Tam turiniui tai galiu pasakyti dar ne. Tai išmoksim ateityje daug. Tai ką, prieikime prie mūsų mylimiausių dalyko. Eikime prie mūsų Instagramo. Tai tą Instagramą reiks įkelti TikToką tikriausiai, Twitch'ą, Discord'ą, YouTube'ą ir Discord'ą dar linkus reiks įkelti. Bet galiu paskaityti. Tai šita Twinkle Night vieta paskirta kelionės tęstam skaitantis pasaulio grožį, vienas vlogas. Iš karto sekite kartu. Sekite, kad kartu atrasime neįtikėtinas vietas. Tai kaip bus, tarkim, kokį nors miestą atrandi, arba nuskinti kokį nors salę gražią, toje šalyje surenti naują gražią vietą, arba, tarkim, nuvažiuoji į Zakopanę, tą pačius kalnus palaipiai, atsiveria labai gražus vaizdas, tu ten nufilmuoji, padarai video, ar kažką. Tai taip, čia bus skirtas turinys į šitą kanalą, kur dabar matote Instagrame. Tai paskirtas visokie turinys, tai bus 24 valandas per parą bus skirtas tik tais mano turiniai. YouTube'o, krasiausias vietos, apie mane, apie viskas. Viskas bus tik su manimi ir krasiausias vietas ir kelionės su boksininkai, viskas bus čia. Tai dar pamiršau paminėti, kad Shadow kanale būt gali tas dalykas, kaip irgi ten kelti unboxingus, kad tipo kopelė laimėti konkursai, čia irgi būt gal konkursai laimėti, gal čia paskelbti, oi, Shadow spiskį ten apsirko, arba būna, kad parašiau, tarkim, bus kažkada, kad jeigu parašiau akauntą savo kitą, tai dėčiau šitą paskyrą, tai nesijautinkit, kas gamingai žiūrės, tai nepamirškite, jeigu netyčia parašiau akauntą gaming kanalui.
jeigu gaming kanalo kokį nors YouTube parašiau dar kažką, tai pereičiau į Twinklinite. Visą parašyčiau į Discord, tai kažkur paradau, pereičiau kitą turinį, ten kelčiau išmaišytą 8, bet nieko, ir priešgyvenim kažkaip, bet čia jeigu parašiau, kas būtų, jeigu būtų. Nu, bet kol kas nesu paradęs, kaip sakoma, nesakysiu, kol kas, ar esu pradės kanto, nesu. Tai jo, tiek norėčiau pasakyti dabar. Tai dabar galim pereiti prie mūsų TikToko, kur mato tik tais yra tiek Instagram matėt vienas followeris, tiek YouTube'ai vienu, tiek Instagram'e, tiek TikTok'e vienas followeris, tai kas yra vienas followeris. Tai esu aš, save followinu tik vienu. Ir Twinklinite labai senai sukurtas šitas, tai įkvėpiantis kelionių vlogas, sekite mane į nuotykius kelionės. Čia tas pats kaip Instagrame, kaip ir jo tam pačiam Instagrame. Kelsim turinį visokį, vietas, skačiausias, viską tas pats, nelabai daug noriu įsiplėsti čia, nes daug turėsiu vėliau papasakoti, tai čia tiek kelsiu viską turinį. Tas pats kaip Instagrame, čia tik foto nebūtų, būtų tik tais. Ir nepamirškite tai, kad gali būti ir Twinklinite. Instagrame gali būti tas dalykas kaip. Ir tiesiog nesatletis pakurtos. Tiek YouTube galės būti, tiek pat ir čia pakurtos, kad pašnekės manim arba tiesiog kokią nors nuvažiuoju į kokią nors vietą. Kokią vietą tiesiog pajungia laivą, tiesiog pasikalbėti su manim per TikToką. Jeigu kada nors nebūtų TikToko, nebebūtų, nesmėgit. Būt gali būti ir tam pačiam, tam pačiam YouTube gali būti tas turinys, jeigu kažkada TikTokas dingtų. Nes kaip buvo čia, kad TikTokas dingo, Amerikai dingo, pas mus netgi planuoja, kas tavo stovus TikToką kalbas ir su ką noriu stovus, nežinau. Jeigu kažką nebūtų TikToko, ir Instagramas galėtų perėti, streaminti, arba tą patį YouTube'ą. YouTube'as tikrai niekada netenks, nes YouTube'as yra šaltinis toks, kad ten visos video pasiekia. Visos naujienos, viskas keliamas tik YouTube'ą. Kokios naujienos, kas atsirado pasaulyje, dar kažkas, apie Steam patarimai, viskas tik YouTube'as formatu. Nėra jokio website'o, kur keltų tik formatu. Nebent savo puslapį sukuri, tada jo. Tada gal jo. Bet tam reikia laiko ir pinigų. Tai galim perėti prie trečio mūsų. Tai trečias mūsų yra Twinklinite'as, yra YouTube kanalas, tai keliaukime į aprašymą. Beje, taip pat rasite linkus ir aprašymę, beje rasite linkus ir abautę YouTube'as. Ir skaitykime, kas parašyta čia abautę. Sveiki, mano draugai. Į šį kanalą atvykti į mano pasaulį, kuris pilnas nuotykių atradimų ir smagių momentų. Čia rasite viską nuo įkvėpiančių kelionių, vlogų, į kasdienių įvykių, taip pat unboxingų, produktų apsaugų. Aš taip pat dalinuosi savo įžvalgomis apie įvairius produktus ir paslaugas, bet kartais pristatysiu kokią nors įdomią reklamą, kurią manau, kad verta pamatyti. Nepraleiskite šanso, būti su manimi kiekvieną kartą, kai įkeliu naują video. Paspauskite prenumeruoti ir jungti varpelį, kad taip parašiau varpą, kad pirmieji žinotume apie mano naujausius įkeltus turinius. Džiaugiuosi, kad esate čia ir laukiu pasidalinimo nuotykiais kartu. Tai jo, tai pusė visokie unboxingai, kaip matot, čia aiškiai nuo įkvėpiančių vlogų iki kasdienių, kelionių vlogų iki kasdienių įvykių, taip pat unboxingų produktų apsaugų. Taip, tai tarkim, koks nors užsakai produktą, tarkim, gaming kanale užsakai kokį produktą, čia įkeli čia produktą, kad taip pasakau, oi tą produktą, apsidarinėjai, dar kažką čia, viską rasite skirta, kas skirta tik su kamera, filmuoti save, kokį daiktą ir dar kažkas. Nesit gamingo, tai tik kanalą. Čia nepasikeimų, kas tiesiog nenoriu pripildyti, kad, tarkim, nori produktą gavai. Oi, kaip patinka. Aš esu labai daug gamingo sėjęs, taip pat ir vlogų sėjęs YouTube'ai labai senai, kai buvau mažesnis.
daug matęs, tai man patiko labai gamingas, žaidimai labai patinka ir tada anksčiau patikdavo vlogai, nu, ne tiek labai daug patikdavo, bet patiko, kai tipo unboxina, kas ką daro. Ir jie tipo, tik daro tai tą unboxingą, tik daro tą turinį, kokį, tik su save filmuoja su kamera. Tik su kamera filmuoja save vienam kanale. Yra tų žmonių, kad tiesiog daro vienam kanale ir streamų momentai, ir filmuoja savo žaidimus, ir ką čia daro ten. Ir kelia vlogus, ir kelia kelionių vlogus į vieną kanalą. Nu ne, žmonės, jeigu daro vieną turinį, kokį žaidimą, tai vieną kanalą daro. Nori kito turinio, kad serai tą patį kanalą, jeigu nenori kažko naujo. Ir nenori ten palaikyti dviejų ar kažko. Bet aš turėsiu viską atskirai. Ir beje, visi linkai yra čia. Tiek pat, va, matot, TikTokas, TikToko paskyras, Instagramas, Discordas ir čia. Ir jei kas norite mane panumeruoti, jei kas norit man irgi padėti su gaming turiniu daryti kažką, retakuoti kažką, padėti, taip pat galite irgi rašyti. Matot, mūsų Sharon Rainbow 7 mailą gali rašyti man, arba gali prašyti tiesiog į Shadowban'ą, arba galite TikToką, Instagramą, ir taip pat galite mane parašyti ir į Discordą, kur parodysiu, yra linkas tokia. Rašyme paskaisti, ten į ten parašyti mane. Susirasti, parašyti man, pasakysiu kur, Discord'e yra, kur parašyti man, jeigu norit man padėti. Tai va, tiek. Tai ką, dabar mes pradėsime jau, eisime prie mūsų geriausio dalyko, tai prie Discordo. Tai va. Eisime prie Discordo savo. Tai labai panašus Discordas kaip yra Shadowban'o. Kas nematė, tai galės nueiti tą video pasiėti, bet yra panašus, bet šiek tiek skirtingas. Tai va. Tai Generals yra va. Generals, Voices, tiesiog, kad čia paprastai žmonės atėję. Irgi apie save padarytų viską. Yra Welcome rolė. Yra, kad taip ateitų čia Generals, kad tai žmonės pašnekėtų su paprastai su savim, su draugais, su dar kažko Generals, su Voices paprastus. Tada yra Welcome'as, rulės, visos taisyklės va. Nedaug panašiai yra taisyklės kaip Shadowban'ose, bet man sakysiu yra naujų, nes tas pats apsėmės man tiko. Tai yra 32 taisyklės, va kitam Discord kanale yra 40 viskiam, o čia iki 32. Tai jo, tai yra Welcome'as, about server, papasako kas serverą, kur ką rašome turinį. Čia užduotimi klausimai, serverio update'as, kada serveris susupdatena, dar kažkas serverio update'as, dėl turinio kažkokio, dar kažkokio, su questai, klausimai, visokie čia puolai. Aišku, irgi kaip, oi, ją matote šiandien, ir patrauksiu ir kamerą. Šiandien matėte taisyklės, aš įjungęs tą kanalą, tai oi, parodysiu naują. Tai va, matot Generalsai, Voice'ai, čia visokie šūlai, viskas, nes nelabai matys per tą kamerą. Update'ai, visokie server faktai, upautai, rulės, Welcome'as, questai, polsai, Verictionais, taip pat kaip ir pas Shadowban'o kanale, taip pat kaip ir kitam, kaip ir šitam Discord'e, kur kampas, dabar kaip ir šitam Discord'e, o tame. Tiek ir šitam Discord'e jūs turėsit pasitvirtinti save, kad galėtumėte eiti irgi prie kitų kanalų. Aišku, yra ir kanalų tų neapribota, nu, palikau tiesiog, kad būtų irgi, kad ne visi būtų apriboti. Kas nenorės pasitvirtinti, tai tiesiog nematys mano turinio, kada pasikeltai, tai plus galės, nematys turinio. Galėsite man parašyti į supporto tiketą, irgi yra support tiketas. Tai galėsiu man irgi supporto tiketą numesti, parašyti. Kas yra ką. Parašyti, ar norit pagalbos Discord'e, nebent kažko. Yra helpai, yra questionai, pagalbos, kam reikia, questionai, fotos, leveliai. Dar to pačiu yra toks dalykas padarytas, jeigu jūs norėsit nepasitvirtinsit, nenorit pasitvirtinti nieko pas save, tai padaręs tokį dalyką, kad čia galėtumėt ir chatai, ir mimai, ir fotos, video
fanartai book and reading ir movies and TV show. Galite kelti į tą patį, eiti į Mainhalą, kur neužsakinta ir tenais rašyti su visais kitais. Rašinėtis, kas nenori pasitvirtinti, kam tingisi, kas tiesiog nenori, arba tiesiog nenori savęs vienelis turėti, arba tiesiog nepasitika, ten melas, ten kas yra. Patariu specialiai rolės, kur tiesiog kalbėtis galit visi. Ir kas jau pasitvirtinę yra kanalai padaryti. Mining, memes, foto, video, fanartai, bookas and movies. Ir tą liktais galvoju padaryti, užsakinti kanalą subscriberiams, kaip matot vacinavimą. Šitą užsakinti kanalą tikriausiai su rolė, kad kas pasitvirtinė, tas matytų mano turinį, bet nemanau, kad taip noriu daryti. Arba galvoju užsakinsiu, arba neužsakinsiu. Tai čia tą pasiesim. Jeigu užsakinsiu, kas pasitvirtins, matys turinį, kas nepasitvirtins, tas nematys. Ir bus tiesiog Discord'e, kaip Discord'e paprastai. Nu, bet netarau dabar kol kas palieku taip. Ir dar yra visi subscriberių chatas, visikas. Pasubscribino mane YouTube'ai, chatą turės atskirą. Subscribino ir mane palaiko ir žiūri mane. Kaip aš streaminu kokiam tam YouTube'ai. Live streamą pakūręs. Tad tai yra share būsintams ir kitas pats, kaip panašiai. Visokie naučiai, gyvavai, vautas, eventai, kad vyksta unkominkas, eventas koks nors, kas ką dovanoja, ar kur tiesiog keliauju kokią dieną, gali paskelbti Discord'e. Tarkim, Instagrame, pasakau Instagrame story, kad aš keliauju, ten, tarkim, birželio 20 dieną keliauju į Maldyvus. Ne, tarkim, birželio 20 paskelbiu, kad pasakau, anksčiau, birželio 20 dieną aš keliauju į Tokijos. Ir jis nepamato story, tinksta ir sako, kur jis keliauja, ką jis kalba, nežinau. Ar tik taip sakė, jo tokai nepatikė, bet aš pakelsiu čia eventas arba įteisiu čia, aš keliauju tokią dieną ir tokią salę. Kad jūs žinotumėt, kur aš keliauju kada, jeigu neįsiu pasakyti dieną. Bet jeigu neįsiu skelbti, pasakysiu, kad turinys kada bus, tai maždaug. Produkto apsaugos va yra testinau, kad tipo pateisinau tą produktą, jis geras, boksingų apsaugos, produktų revilai, pasakau nuomonę, patiko, nepatiko, siauriai patiko tas produktas, iki nuotukas, yra travel, communication, restoranai, visokie tai, kur tiesiog pasijungt galės žmonės tokie kaip tokie žmonės kaip ir travel, tai pasakytų, kokią salę keliaučiau, hotelis, tai kokį, į šitą kanalą negaliu sarpauti maisto, motantion, kad keliauti kokį nors viešbutį, tarkim, čianai restoranas, tai restoraną, kokį man parekomenduoti keliauti atskiri, kad nebūtų, tarkim, traveling, ir sako, tenais būtų. Kartais prašys, kad tu nekeliauk tą salę, tą restoraną, įkelt nuotrauką, parpsis viską vienoj snutiniai. Galim taip. Bet, atskirai, kad viskas būtų atskirai. Kad, tipo, žmogus nori pasiūlyti tik restoraną, tai ne miestą, o restoraną tik tais. Jis pasiūlys atskirą rolį. Ir gali travel voice, tiesiog kalbės žmonės, kur keliauti, ar kažkas su manimi reikia susitikti. Dar yra rolės, dar yra tokias dalykas kaip drafting, fotografija ir writing. Tai piešti apie mane galės, tiesiog mane, ar kažką piešti. Nes kaip ir matot, mimų nematau. Yra mimai, bet tiesiog galės piešti apie mane, kokią miestą, ar kažką rodyti savo talentus. Fotografija galės aš kelti nuotraukas, kažkas kits galės kelti kažkiausias nuotraukas. Writing galės apie kelionės, dienoraščius, bet kokius kalbėtis. Taip. Tada dar yra neužsakinti kanalai. Projekto idėjos, grupės, projektas, tai su studija padės manim, su studija, kaip studentams, tarkim, kažkam padėti voice projektų, kažkam padėti work grupės, projektų idėjos, galvoju, tokių gal voice pozicinai, projektų kokiam work grupės, bet nereikia. Tada yra idėjas, kažkas idėjas gali skelbti, motivacijas, veiklę topingus. Tai idėjas, tai skelbti idėjas kokiam video, tai kažkam idėjas jį pateikti.
motyvacijas kažkam teikti, neturi motyvacijos, žmogau, tu neturi motyvacijos, oi, tu tave motyvuoji, kokį ten kažką daro. Vyklė topik, vyklė, tai čia patys išvardinti, kas yra, vos visi tie. Okay. Tada yra Pukai, Ledininkas, Study Grupas, Study Voices irgi yra, kad su knygas pasiūlo, žinai, Ledininkas kažką padeda išmokti, Study Group tai irgi studijuoja grupėse, tas pats. Tada yra ir sakintas ir čipės, drinking, food pictures, kad maistą kokį valgo, receptus kelia savo, tipo kamina kažkokį maistą, kokį gėrimą galima rasti, kur foto pictures, koks maistas skanus, koks maistas išvaizda, kaip kas, workoutas, nutritionas, visi ten apie sportas ir maistas viskas socialas, ne, tas sever temas, changes, sektūrės, sever temas gali pakeisti, kokias nori, visi changes, ką nori pakeisti, congregation tiesiog patys suprant, kas yra, tada yra užsakinta tokie kaip ir Movies TV, muzika, serijos, Movies TV, kad yra sakinta, kad filmas žiūrėti teliko ant kompiuterio, muzika tiesiog serialus žiūrėti, visi kokius gražiausius. Yra dar, gal reiks patobulinti, šiek tiek kažką pridėti, ar kaip matau dabar, pastebiu, kai filmuoju visą laiką kažką naują. Yra dar movies, tipo, kad prisijungti paštokų pasijungi ir kartu būtų žiūri tą patį filmą, arba kalbat apie tą filmą, kad pasikalbėt kažką, arba aš prisijungi, kad pasikalbam, koks filmas, iš man pasiūl, tarkim, pasiūl kokį nors gerą filmą, aš pasiūriu, tada yra visokias ir muzikos, ir čia atsakingas paprastiems žmonėm, kad yra muzikos rekomendacijos, muzika rekomendacijos, kanalai, gali kalbėti muzikos rekomendacijų pasiūlyti, pasikalbėti muzikos, NTV, gali irgi pasiūlyti tam patį, taip atsakinta ir paprastiems žmonėm, kas nepasiūlyti, ir kas pasitvirtina. Tai yra tiem žmonėm, kas naujas atėjo ir nežino, kad tik čia pasitvirtint, tai tiesiog gali irgi būti. Medija socialinė, šitie skaito video, čia mano, aš apie save kelti, social media apie save, kontentas apie idėjas, apie aš man gali pasiūlyti. Šitas mano, va šitas vos ne su manim susiję. Tada yra collaboration, tai yra partnershipas, sponsoriai, su manim bendradarbiauja kokias įmonės, jeigu įmonė, tarkim, bendradarbiauja, įkelia kokias įmonės. Tik aš bendrauju su daug įmonėm. Jūs nemato to turinio, gal gali prisijungti matyti, bet jis negali nieko parašyti, arba nematys nieko. Aš padarysiu tikriausiai nematyt, pažiūrėsiu, ar padarysiu. Jo, padarysiu, kad jūs nei vienas neteitumėt, nepamatytumėt partnershipo, kad, tipo, aš jais bendrauju, jie, tipo, kažką daro. Nematysit. Tik aš matysiu tai, su jais kaip bendrauti. Tai tada yra privatus voice'ai, kur gaus tam tikrą rolę. Tam tikrą rolę gauti ir ateis privatus, kad, tipo, privačiai kalbėtume viens su kitu, padarys, aišku, kad galės tenais patobinti ant 1, ant 2, 3, 4, kiek čia gali šnekėtis viens su kitu rolėse, tai jo ateis ir patys išnekėsis viens su kitu. Galbys čia pastobulinis atsėvis, bet iš pagrindė bus toksai, ten minimalus truptėtai, kur aš reikia padaryti, ir serveris bus ledas, ir viskas padaryta. Ir tai liko tada stafas, ir tada stafų moderatoriai, ir kitas bus kaip pusėtų pansė, ateis, turės pasitvirtinti, turės anketą gal gaus, arba šiaip kažką pridės, kokius draugus bus moderatorius, tai kažkas, kur patikimi. Tai tiek galiu pasakyti, dabar nueinam į šitą. Ir taip pat galiu pasakyti, va, Twinkle Nightas, ateisit, matysit mane, matysit ir va, pirmą lygį jau pasiekęs, man mato Twinkle Nightas ir YouTube'as mano viskas turi tiesiog savo šitos. Jap, viską, galiu skelbtis, kad kelionės tai supalysta, turiu YouTube'ą, turiu viskas Twinkle Nightas irgi. Čia visi potukai ir tai patys žmonės, kiek egzistuoja. Tai egzistuoja
Benas, tas pats mano klasiokas draugs, kad dabar kol kamerą pasės manualiai. Gerai. Tai koks egzistuoja mūsų klasiokas, tai Benas ir kitoks pat buvęs klasiokas, tada mano paskyra viena, tada kitas irgi mano klasiokas, tada mano gaming kanalo. Čia to banis tik nerodo, nes įjungtas tas režimas toksai, bet galiu užvesti taip, nerodo. Tai čia yra Shadow Banners. Įjungtas toks režimas reiks jungti taip pat, kad nerodo. Tai Shadow Banners akantas yra mano kita paskyra. Va šitą paskyrą abu galiu jungti jums. Ne. Kuris yra serverio savininkas. Grįžti savo. Tai jo, tada mano irgi paskyra kita. Ir dar viena paskyra mano irgi. Ko čia Unko Krampas. Kur pirmą kartą turėjau šitą. Unko Krampas buvo pirmas sukurtas. Tai buvo Shadowbinders, tada arba Unko Krampas pirmas, arba Shadowbinders kažkas iš jų. Tai jų buvo pirmas sukurtas, bet jie abu egzistavo labai toli. Tik ten buvau pasiparadęs, paskui atsigavau šiaip ne taip, kas viską ten man problemų buvo, kad aš vis darau kažkokį turinį, kažką parantu ir taip. Stengsiuos dabar neparaist. Tai jo. Tiek aš norėjom to pasakyti. Tai jo. Tai man yra 17 metų, aš esu Arnas, kitaip žinomas kaip Twiglenite, arba dar gerai visiems bus į galvą įkaltas Shadow Bannersas. Tai turėsiu du video formatus, tai vienas gamingo, kitas kelionių, unboxingų ir taip toliau. Tai kas norės prisijungti prie mano kelionių, padėti paremti mane, galės paremti, parašysiu ateityje. Bet dabar du formatus, kam video patinka, matyti kaip sakytus kamerą kalbuosi, tai tas prisijungti šitą pažiūrėti, kam patinka gamingas, prisijungti vieną kanalą, o kam abudu patinka. Tai pasijungti abu ir prenumeruos. Tai nepamirškit prenumeruoti kanalo, palaikinti, šėrinti, prenumeruoti kanalą, palaikinti, disaikinti, patiko, nepatiko, pasitikėsiu komentarą papučia, kas patiko, kas nepatiko šitam video, bei pažiūrėti, ko norėtum kitam video, žiūrėti, kokį video norėtum pamatyti. Ar teilį, kelionėse nebus. Kelionė tai net galiu planuoti. Ar noriu pamatyti dienos mano teilį vlogą. Ar šiaip kokią nors video, arba nors kieniai pateitų apie mane. Ar tai kas nors iš klausimus, sakym, vietą, tai kažką. Rašykit. Bandysiu atsižvelgti juos pateikti. Vasarą gal bus tokių kaip vlogų video, nes turėsiu laiko suodavosios, mikaimus. Ir tai kažkur, tai gal daugiau bus, ten kitokių video bus, kad bus. Bet dabar, tiesiog momentu, tai galėčiau momentu ką. Namai, mokykloje, pažatuose kažką einu, dar kažkur, visur, tik tokius toliau. Tai ja, visiems sakau, iki greito, sutiksim, nežinau, po savaitės po 2, tai visiems sakau dabar iki. Mano vardas, sakau, tai visi. Tai konius. Mano nauji prižiūrėtojai. Sveiki, gyvi. Šitą bandysiu išmokau Samoskos. Jeigu labai gali būti pas mane tokie formate video šitas. Tai konius. Kažkoks kažką pasakau ir sveiki, gyvi, tai gali būti toks pat formatas kaip ir panašiai kaip Samoskos. Bet, nežinau, neturiu to ką pasakyti jiems. Tai sakau visiems iki. Sutiksime visiems iki. Sutiksime už savaitę su Bausdėjų. Tai su jumis laikas buvau Twiglenite, kitaip žinomas kaip Shadowbindersas visą laiką. Mano tikras vardas yra Arnas. Palaik, subscribe, share, prenumeruot, pasikrasiu blogą komentarą, ką norite iš visko video, patiko, nepatiko. Tai nepamirškit tiek vienam kanale, tiek kitam kanale pasėti. Vaikščios tokiai su mama, su tėčiu, su visko. Ir jums sakau visiems dabar. Iki greito viso gero. Sumatysime po savaitės apie 2. Arba greičiau. Bet galiu pasakyti, aš dar mokausi redaguoti video ir viską daryti, tai
nepykit manęs, jeigu bus matuosim blogas turinys. Norit gero, bet bus blogas. Aš tik mokausi. Arba jūs galit man parašyti, kad norit apsimti, kad patikėsnai saibą, bet šiaip aš tam mokaus, tai visiems visom, tiksme, užturiu po savaitės, tai ką, viso gero, bye bye, žmonės.